Sveiki bičiuliai, šiandien penktadienio vakaras, važiuoju žvejoti balytę, kaip mes vadinam, kur gyvena karpiai, amūrai. Yra ten visokio gėrio, šiaip ir šamų yra, ir eršketų, bet taikinys karpis amūras. Žodžiu, mano draugai jau sėdi ten, nuo šiandien pietų kažkur tais, tai turi jau pagavę keletą žuvyčių, karpių ir amūrą. Beje, turi svečią iš Australijos, tai rodo jam lietuviškos žvejybos ypatumus. Tai planas buvo toks, kad aš prie jų prisijungčiau rytoj nuo ankstyvo ryto iki maždaug pietų pažvejot, bet pasikoregavo mano planai į gerąją pusę, tai važiuoju iš vakaro. Tai labai, kaip sakyt, džiaugiuosi dėl to, spaudžiu pedalą ir nekantrauju. Jie aišku gaudo su karpiniam sistemom, aš bandysiu žvejot su method feederiu. Tai pernai ten žvejojom su draugu Marium, kuris dabar ten irgi žvejoja. Tai pasakiškai pagaudžiau su metodu, didžiausią karpį pagaud 12 kg, su trupučiu netgi. Tai žiauriai smagu, nuo žuvies traukimo pakirta netgi ranką. Tai vienu žodžiu, tikiuosi, kad kažką pagausiu ir šiemet, aišku, nesitikiu tokio kibimo kaip pernai, kai gaudžiau, bet tikiuosi pagauti kokią gražią žuvytę. Tai jeigu šitą video matote, tai taip ir buvo, aš ją ir pagavau. Žodžiu, spaudžiu pedalą ir pasimatysim ant kranto. Nu ką, bičiuliai, aš ant kranto, 6:30. Biškį čia pavažiavau toliau nuo savo draugų, jie ten kampuką užėmė, kaip tik atvažiavau, traukia karpį. Žodžiu, pradėsim iš karto nuo jaukų paruošimo ir kažkokio trumpo pasijaukinimo ir bandysim meškeriot, nes jau pradėsiu, tai turbūt jau bus jau ir po 7, tai tą laiko ne kažin kiek. Čia turiu Dipexą, peletės. Turiu iš tikrųjų kelių rūšių čia tą Dipexą. Turiu karpis lynas karosas, didesnių, mažesnių, turiu kažkokio neutralaus aromato. Žodžiu, kažką pabandysim pamiksuoti. Turiu dar čia kažkokių Aquagrant. Mano draugai gaudo ten truputį toliau kampukį. Aš biškį pavažiavau toliau nuo jų, nes ir taip ten jau pilnas krantas ir plius jie užtempinėja su laiveliu. Tai man su feederiu tokio atstumą nepasiek. Aš gaudysiu su, kaip jau minėjau, su method feederiu. Tai atvažiavau truputį per vidurį tvenkinio. Ką jį nusemt vandens ir mirkint peletės. Nu, čia mano toks krantas nelabai koks. Opa. Nusileidimas ne kažką. Bet to aš čia biškį prasimindysiu žolės, prasitrypsiu. Ir bus gerai. Taip čia.
Apie pelėčių paruošimą turbūt daug pasakot nereikia, užsistatysim laikrodį ir merksim lygiai minutį į vandenį. Taip, pasimerkiam, pasispaudžiam minutę ir išbrinkinam, tiksliau pamirkinam. Pamirkinam minutę laiko, tada išimsim, leisim nusivarvėti ir bandysim susiruošti žuklavietę per tą laiką. Nu va, lygiai minutę išimam iš vandens. Vandenį išpilam. Taip, pelėtas išsiverčiam į bliūdelį ir uždengiam su dangteliu, kad pastovėtų. Turiu nusitaikęs kitoj pusėje namuką tokį geltoną. Kryptys bus tenais. Atstumą tai nežinau, net labai nematavau, bet kokie apie 40 metrų turėtų būti. Plius-minus kilometrų. Jeigu nepaeis, tada bandysiu tolintis. Pradžiai bandysim ant kem. Nu, čia tas kem iš akies, aišku. Čia. Gilio visai nėra. Šėriklėlę naudosiu 45 gramų. Tokia va. Prestono berods. Nu, vafteriuką pradžiai. Bandysim. Tradicinį Ringersą. Oranžinį šokoladą. Jeigu jau nepasiteisins, tada bandysim kažką kitą. Bet pradėsim nuo Ringers šokolado. Taip. Štai, viskas paruošta. Metam, laukiam, bandom. Nu va, chebrytė pirmas kibimukas. Jaučiu, kad ne monstras žuvis, bet ne karšiukas turėtų būti. Nu, gal ir nemažas kažkas. Pirmas užmetimas
5 minutės išlaukimo. Traukiu! Reikia bandyti nusileisti šiandien. Šitoks nekyla pas mus. O, kai važiuoja. Panašu chebrytė, kad kamūra. Taip, amūriukas. Amūrų bairiai iš pradžio eina lengvai, o paskui prie kranto pradeda rodyti savo fintus. Nežinau, kodėl taip yra. Ar jie čia tą žvejį pamato, ar krantą pajaučia, bet nepriparkuojami. Nėra labai didelė. Pagaliau. Turim pirmą žuvytę. Pirmą smagę žuvytę turim. Žiūrėkit, koks grožis. Nuleidžiu, nebekankiu. Jei, hebra, super. O, kliuvukas. Kažkas pajudino. Reiškias viskas gerai, žuvies yra, aplinkui trinasi. Nu, tikėkimės toj. Suras mano masaliuką. Opa. Upė.
Tas jau blemba iš karto, kaip į kelmą. Amūrą pasikirtau, tai iš pradžio eina. Greitai. O tas iš karto, jis ir stovi. Nu ką, reikia briesti. Tas krantas tai čia toks šiaip sau. Jo, tas net krantinės žiūri, čia biškai kaldainį. Nu, kas čia? Amūras vėl. Vėl jisai čia duos dabar. Taip, kad iš karto paimtum, tai vargu bau. Duoda iš čia vaizdų prie krantą. O, Jo, tie mėgėjai purtuoja. jau jie pajaučia šešioką, kažką jau kai duoda, svarbu kavalas laikyti. Bet ir tas ir šitas tokie ne monstrai, bet duoda gerai. Nemėgstu to švino palygiuoti. Ką mėgsta, nemėgsta. Blem, vėl nuvažiavo. Tai. Čia turiu 10 metrų šoklyderę, tai kai prisitraukia arti, tai tada jau drąsiau jautiesi. Jo. Sekau taip gražiai, tai... Dar tas graibštas sunkus blemba sušlapęs. O, kai duoda. O čia man ir smagumas lyderio. Ateik. Ne, dar neateis. Kaip prie gitaros lygio. Mazgelis šoklyderė jau. Ateik, jau kiek čia duosies. Jisai prisisiemęs vandens. Tai aš sakau, jisai sunkus yra, žinai. Ir su viena ranka pakelti yra ką veikti. Viskas. Ko jis nelenda? Gerai, jau čia pasems, ne? Šitas gal įstempęs per daug. Taip, ne? Bet taip atrodo, neiššokas be galo. Nes, Manau, paims. Nu, blemba. Kur tu ten varai? Nu, savo, ačiū tau. Pagaliau. O jie iškelti? Tai aš nežinau, aš jo čia va padedu, žinai. Reikia gal tą man lopšį čia pasistatyti vandenį. Arba jo. Nes, žinai, kad aš jo nenoriu dėti čia ant krantą labai. Nu ką, bičiuliai, beveik 10 valandų vakaro.
Nuo 7 pagavau 3 žuvis. Pagavau tai nemažai iš tikrųjų žuvų, bet normales tai 3, amūrus 2, vienas apie 4, vienas apie 5 kg, karpis 7,2 ir gražų karosą ištraukiau 1,7 kg. Vienas nuėjo su viskuo, nes buvau užsiklipsavęs, nu čia jau mano klaida, tokia žuvis gaudant klipsuotis, tai davė, nurovė viską. Žodžiu, jau turbūt nežinau, kokį 40 minučių nebeturiu kibimo. Tai vyniosios meškerės, ten kamputį sėdi mano draugai, tai varysiu iki jų, pavakarosim ir ryte vėl kelsiuosi anksti ir atvarysiu. Bandysiu ryte kažką sumeškerioti. Tikiuosi dar pavyks pagauti bent porą trejetą žuvyčių. Tai va, tai gero vakaro mums, jums irgi. Ir susimatysim rytoj ryte. Iki. Vakar geriausiai dirba Ringerso šokoladas, toks oranžinis, ir Eldorado mango ir N-butyrik ir pineapple, tai sviesto rūgštis ir ananasas. Tokios vadys spalvytės. Tai šiandien daug eksperimentuosiu ir pradėsiu nuo šitų builiukų. Manau, bandysiu pradžiai Ringerso šokoladą. Nu ką, jaučiu, kad išbrinko mano peletės. Ir bandysim kažką sumeškerioti. Ten gražiai atrodo viskas. Kaip viskas gražiai atrodo. Pradžiai šiek tiek įdedu pelėčių, tada dedu lofteriuką ir vėl ant viršaus pelėčių. Va taip. Viskas paruošta. Galime mesti ir bandyti laimę šiandien per blogą orą. Nu va, bičiuliai, pirmas rytinis kibimas. Kiek čia turim valandų? 6:52 pradėjau žiūrėti, maždaug be 15 buvo. Jaučiu, kad turėtų būti amūras pagal ėjimą, nes jaučiasi, kad žuvis kaip ir nemaža, bet smarkiai nesiduoda. Jaučiu, pradės rodyti savo fintus.
prie kranto. Jo, amūras. Amūras, amūras, amūras. Tai turėtų iš čia duoti vaizdų. Tai gražuolė, ateik. Kokie man jie gražus. O, čia stovėjo kažkoje žuvis, pakyla dumblas. Nu. Ne, dar taip lengvai nepasiduos. Aš čia jį truputį ant griežto laikau. Nu, tai kad tai gražuolė. Šalia graižta, bet dar ne. O, užsimetė šėryklą kažkaip. Opa! Sėdė. Sėdė amūriukas. Aha, aha. Viskas, bachuras savas. Savas bachuras. Opa. Taip. Pirmiausia, atkabinimo procedūros. Koksai grožis. Nu, nežinau kaip jum, bičiuliai, bet man tai žiauriai gražiai žuvis. Toks kaip didelis šapalas ta burna. Galva čiučiut kitokia, bet visi žvinai, visas kūnas, tai stovinčio vandens didelis šapalas. Super. Opa. Opa, kaip kliuvukas gražus. Ir jaučiu turėtų būti karpėkas. Pagal įėjimą. Aišku, čia anksti dar spręst. Ir varo. Varo į žolės. Nu ką, vėl reikia lipti nuo savo patogiojo kranto.
Greitai užkyba po užmetimą, realiai kokias turbūt 2 minutės ir užlenkia. Ne, blemba, kaip greitai vėl amūras. Aš kaip tikėjausi, kad bus karpis, bet ne. Nu, duosi čia pasirodymą, ar jau taip? Duosi, aišku, kur tu neduosi. Nebus taip, kad čia jau viskas. Ai, kaip jisai duodasi. Išslydo iš graibštą. Sunkus tas graibštas, kai velnias. Su viena ranka čia su juo tavaliotis, tai yra reikalų. O, dar duoda truputį spurtą vachuras. Opa. Viskas. Gali neberodyti čia savo cirko. Jau esi graibštelėje. O, gražuolis. Eina, saulė tūs taip visai įsismarkavo. Kuo lengviausiai išsisega. Kabliukai be užkarpėlės, kuo lengviausiai išsisega. Ir žuvies nežaloja, sakykim, minimaliai. Na ką. Žuveliukas. Faina žuveliuka. Opa. 7,3 tai atmetus mato 6,3. Nu ką, visai faina žuveliukas. Gaudė. Nerealiai šaika, nerealiai, tik užmečiau realiai, įtempiau pusę minutės ir lenkia kotelį. Pagal ėjimą turėtų būti mūras.
gan ramiai eina, jaučiasi svoris, kad žuvis nemaža. Aišku, nėra kas daugiau. Kas daugiau, kad ramiai eina ir paskui prie kranto pradeda rodyti. Atrodo, kad jau. Ai, dar neužau. Žliava tas lietus, tai niekam nereikalingas. Žemą, ne. Biškį pertemptas. Pabėgo? Ne. Eik tu nafai. Su kabliu biškį pertemptas. Kurva, tai geras, gal. Pirmas žuvis kur nuėjo. Nu, pačia klaida. Norėjau greičiau ištraukti. Kas gerai, viskas greitai baigėsi. Tai baigėsi ir mano žvejyba. Visai smagiai aš čia pažvejojau iš tikrųjų. Pagavau 5 amūrus, 4 karpius. Didžiausias karpis 9,3, paskui 8,5, 7 su kapeikom, 6. Porą karpių nuėjo su kabliais, nešė į žolės, ten į kažkokius krūmus po vandeniu. Vienas tiesiog atsikabino. Ai, dar tiesa karosą pagau 1,7 kg, tai žodžio veiksmo buvo. Gal ne viską nufilmavau. Dar karšių tikrai virš 10 pagavau. Žodžiu, labai smagiai čia pasižvejojau. Ir ką, vyniotis namo. Užsuksiu dar pas draugus pažiūrėti, kaip jiem tenais. Žinau, kad anksti ryte pagavo 2 šamukus 10 ir 11 kg. Ir ką, ir šį kartą viskas. Susitiksim kitoj žvejybai.